Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir neurografikos specialistė, ir kadangi šį kartą formatas truputėlį kitoks, pakalbėsim apie gliukozės revoliuciją, tai yra apie knygą Kaip susigrąžinti energiją, mesti svorį, pažabotą norą užkandžiauti, bei iš tikrųjų gyvenimo keičiantį cukraus kiekio kraujo subalansuotą galia. Vat. Ir tai yra prancūzų biochimikės bestselleris, kuris išverstas į 51 kalbą. Ir aš kaip ir žadėjau, truputėlį padarysiu keletą video tiems, kurie galbūt vėliau po šitų vidosų nusipirks knygą ir pasiskaitys giliau, nes aš tikrai visko neskaitysiu, o tik tai kai kurios akcentus, kad mes vėliau galėtume tam tikrom temom papiešti. Taigi, autorė rašo, kad jau seniai mokslininkai tyrinėja, kaip veikia maistas ir visose pasaulio laboratorijose buvo padaryta labai įdomių atradimų, kad mūsų organizmo reakcija maistą realių laikų yra labai svarbi tuo, kad ką mes valgome ir kaip valgome. Ir dar įdomiausias dalykas, kad moksliniai tyrimai rodė, kad mūsų kūne vienas rodiklis, kuris veikia visas sistemas, tai yra cukrus, kitaip sakant, gliukozė. Ir gliukozė yra pagrindinis mūsų organizmo energijos šaltinis ir daugiausia gauname mes jo su maistu. Ir autorė teigia, kad labai svarbu, kad stiprus koncentracijos padidėjimai, kuriuos autoriai vardino kaip gliukozės šuoliai, mumise paveikia viską, kaip miegą, nuotaiką, svorį, odą, imuninės sistemos būklę, širdies ligų riziką ir galimybę netgi pastoti. Ir toliau autorė dalinasi, kaip atsirado jai idėja pasidomėti apie gliukozę. Jis aprašo, kad įvyko lūžis ir jinai atsidūrė ligoninėje ir po to buvo atrastas truputėlį gliukozės kiekio padidėjimas ir jinai tiesiog norėjo įsitikinti, kaip jai buvo įdomu ir jinai padarė netgi tokį mini tyrimą. Jinai matavo cukrų, ta prasme, valgymo metu, paros kiekį ir visą kitą. Vat, ir iš to kilo jai daugiau tokių pamastymų ir dėka šito atsirado ta knyga. Taigi, pirma dalis, kas yra gliukozė, tai iš tikrųjų yra pradėti nuo gliukozės, jinai rašo, nes vėlgi, kaip jinai ir užsimena, kad gliukozė tai yra akimiškai paveikia mūsų kiekvieno žmogaus savijautą ir labai daro didelį įtaką alkio jausmui, nuotaikai ir kai mes ją pavartojame, susitvarko labai daugelis dalykų. Be to, ši knyga jums, jeigu atsakėte keletas klausimų, padedančių sužinoti, ar gliukozės kiekio pusiausvyra nėra sutrikusi, tų klausimų yra tikrai labai daug. Vat, ir jas rasite knygoje. Taigi, ir pradėkime, iš tikrųjų yra labai įdomus skyrius, kaip augalai gamina gliukozę. Vat, ir jinai rašo taip, kad 3 vyrai, amerikiečių mokslininkai Melvinas Calvinas, Andrei Bensonas ir Džeimsas Bashamas, gavo 61 metais Nobelio chemijos premiją ir pavadinimas nebuvo labai skambus, todėl kad šis paprastas procesas, kai naudojant saulės energiją, anglies dioksidas ir vanduo virsta gliukozės, buvo vadinama fotosintezė. Ir pasidarę gliukozės, augalai gali ją suskaidyti ir naudoti kaip energiją arba neskaidyti ir naudoti kaip statybinę medžiagą. Iš gliukozės be kitų dalykų augalai gali pasigaminti krakmolą. Krakmolas tai yra gyvam augalui naudojantis reikalingą energijos atsargų, o kaupti gliukozė nėra taip lengva augalui ir augalos yra fermentai, kurie gliukozės molekulę sukabina vienas į kitą ir sudaroma ilga grandinė, kuri pavadinta yra krakmola. Ir kaip mes žinom, krakmola yra šakniastiebiuose, brokeliuose, bulvėse, morkose, salieruose, pastarnokuose, ropiuose ir krakmola yra ir sėklose, aprūpina sėklas energiją, padeda joms išaugti augalus ir pavyzdžiui ryžiai, avižos, kukurūzai, kviečiai, miežiai, pupelės, žirniai, lęšiai, sojų pupelės, avinžirniai yra sėklos, kuriuose yra taip pat krakmola. Krakmolas išvertus iš germaniškos kilmės žodžio yra kilęs, vadinasi stiprus. Ir krakmosas iš tiesų yra stiprus. Vat. Toliau, kitą fermentą galima pasikeisti, atlikti kitose užduoties sudarymui, tai yra skaidulos. Skaidulos irgi yra labai panaši kaip krakmolas, tačiau sukipimas yra truputėlį kitoks skaidulų gliukozės molekulių ir tai, kaip rašo autorė, tarsi prilygsta skiediniui tarp namo plytų. Ir būtent skaidulos neleidžia augalams augti, leidžia augalams augti viršų ir nenuvirsti. Ir daugiausia skaidulinės medžiagos yra stiebuose, šakose, žieduose, lapuose, taip pat kai kuriuose šaknyse bei vaisiuose. Dar yra kita gliukozės forma, tai yra kai yra gliukozė verčiama saldžiomis molekulėmis, tai yra fruktozė, kuri 2,3 karto lenkia gliukozę. Ir fruktozė yra daugiausia vaisiuose, tai pavyzdžiui, obuoliai, vyšnios, kiviai, tai yra viskas vaisiai, kurie kyba ant šakų ir gliukozės tikslas padaryti vaisių patrauklų ir nes tose vaisiuose paprastai slepiasi sėklos, o tai yra būdas daugintis. Vat. Ir taip pat naudojama didžioji dalis augalų fruktozės, bet mažesnė jo dalis padedama kito fermento, laikui susijungia su gliukozė ir taip randasi sacharozė. Ir sacharozė egzistuoja tam, kad augalai galėtų dar labiau suspausti energiją. Ir augalams sacharozė tai yra sumanus laikino kaupimo sprendimas. Taigi, įvairūs gliukozės pavidalai, krakmolos, skaidulinės medžiagos, fruktozė, sacharozė egzistuoja dėl fotosintezės. Ir norėdama užbaigti šiandien, tai tiesiog galiu reziumuoti. Taigi yra gliukozė, yra iš gliukozės krakmolas, visos mūsų suvalgyta augalo dalis, kai jas virškiname, virsta į gliukozę ar fruktozę, išskyrus skaidulinės medžiagos, kurios pereina tiesiog per mūsų žarnyną. Tai reiškia, kai mes gaunam gliukozės krakmolo pavidalo, jinai krakmolas virsta pas mus gliukozę. Jeigu cukraus pavidalo, tai tarkim nupiešta piešinukas braškė, virsta gliukozė fruktozę, o jeigu valgom skaidulas, tai skaidulas pereina ir jos virsta tiesiog skaidulomis. Ir toliau, aišku, kodėl valgome daugiau gliukozės negu anksčiau, esmė yra tame, kad tam, kad pasiekti malonumo jausmą. Bet apie malonumą čia yra tikrai nemažai parašyta.
Ir čia jau dėl malonumo ir pateikti tam tikri piešinukai, pavyzdžiui, kuo skiriasi kviečių selenos nuo baltos duonos, tai pavyzdžiui, baltos duonai yra daugiau krakmolo, o kviečių selenos yra daugiau skadulinės medžiagos, taigi valgyti kviečių selenas yra daug naudingiau negu baltą duoną. Ir lygiai taip pat yra apie cukrus yra ir uogose, ir saldainiuose. Ir pavyzdžiui, uogose cukrus yra daug mažiau negu pavyzdžiui saldainiuose, kur ten yra vienas cukrus praktiškai yra taip. Arba palygino piešinuką pomidoras ir kečupas, taip pamėgtas kai kurių. Tai kečupas labai daug yra cukrus, pomidorė cukrus yra labai nedidelis kiekis, daugiau pomidorė yra vandens. Taigi, ką rinktis kečupą ar pomidorą, tai geriau rinktis pomidorą. Ir rytoj mes jau kalbėsim, kaip atsiranda arba kaip autorė atrado gliukozės šuoliai ir ar tie šuoliai yra labai mums gerai. Mes apie tai pakalbėsim rytoj. Taigi, su jumis buvau aš, Ingrid. Dar galite tikrai įsigyti, yra knygynuose, knygos.lt. Iš tikrųjų, galite nusipirkti ir tikrai kartu su manim paskaityti šitą knygą nuostabią. Mes svorį, pažabok norą užkandžiauti, susigrąžinti energiją, gliukozės revoliuciją. Taigi, iki rytojus. Ate.